Šiandien prisijunkite prie mūsų virtualios 3 dienų kelionės. Idvalslėnio žygis, pasivaikščiojimas aplink Link-Augven ežerą, aplankysime Betsvai-Koet kaimą, Kernarvon miestą ir Landvin paplūdimį. Tai gamtos grožio ir kultūrinės reikšmės derinys. Pasiimkite su savimi neperšlampamus batus ir pradėkime nuotykį. Pirmasis sustojimas – Idvalslėnis. Tai įspūdingas ledynmečio sukurtas peizažas Šiaurės Velso regione. Dėl savo unikalios gamtos ir įvairių žygio takų pritraukiantis daug turistų įvairiais metų laikais. Automobilių stovėjimo aikštelę rasite prie Augven kotedžo. Visos dienos parkavimo kaina 6 svarai. Šis kotedžas taipogi yra žygio pradžios taškas, yra tualetai, maža kavinė ir informacija apie patį regioną. Tad saugiai palikus automobilį, sekite labai tiksliai paženklintų taku link Idval ežero. Tai trumpas, bet įdomus 3,5 km pasivaikščiojimas, nesudėtingas ir tikrai įveikiamas visiems. Jeigu norite daugiau adrenalino ir sudėtingesnio pasivaikščiojimo, galite drąsiai rinktis kitus takus. Būtinai iš anksto pasižiūrėkite maršrutus, su savimi pasiimkite žemėlapį, nes ryšio čia nerasta. Svarbu paminėti, kad šiame regione visiškai draudžiama naudotis dronais, nes čia pastoviai skraido sraigtasparniai, taip pat šiame regione vyksta žemo skraidymo kariniai apmokymai. Idvalslėnis nėra tik reginys akims, tai nacionalinis gamtos rezervatas su unikalia geologija ir gausia augmenija. Ši teritorija turi taip pat istorinę legendą susijusią su Velso folkloro tragišku personažu princu Idvalu. Dėvėkite būtinai neperšlampamus ir atitinkamus žygio batus ir būkite pasiruošę Šiaurės Velso pastoviai besikeičiančiomis oro sąlygomis. Taip pat patikrinkite orų prognozes prieš pradedant žygį. Apėjus Idval ežerą sugrįžtame prie Augven kotedžo. Čia greitai pasistipriname, atsigeriame kavos ir keliaujame į kitą žygį aplink Augven ežerą. Mašiną paliekame toje pačioje stovėjimo aikštelėje. Nuo kotedžo priėję kelią pasukite kairėn. Pereikite tiltą ir tiesiai už tilto bus ženklas sukti į dešinę. Čia bus 2 takeliai, vienas į viršų, kitas aplink ežerą. Mes pasirinkome antrą variantą – 6 km žygį, sekdami ežero pakrantę. Būkite pasiruošę, kai kuriuose vietose takelis gali būti labai šlapias. Kadangi mes pasirinkome sausio mėnesį, tai teisybę pasakius, visas takas buvo labai šlapias. Priėjus privačią fermos valdą, pereikite per upę ir į kairę pusę palypėjus šiek tiek aukščiau atsivers nerealūs panoraminiai viršukalnių vaizdai. Ši vieta labai populiari tarp fotografų būrelio. Taigi, būtinai pasirūpinkite vandeniui atspariais batais, gerbkite šį natūralų gamtos grožį, paliekant po savęs tik pėdsakus. Šioje 3 dienų kelionėje po Šiaurės Velslą buvome apsistoję 2 naktims Celtic Royal viešbutyje, įsikūrusiame žavingame Kernarvono mieste. Šis viešbutis priima ir augintinius už papildomą 15 svarų mokestį už naktį. Bet prieš užsisakydami kambarį, jiems pasiskambinkite ir pasiteiraukite, ar dar yra laisvų vietų, nes augintiniai priimami ne visuose kambariuose. Viešbutinis palyginus nebrangus, kambariai tvarkingi, privati lova ir šuniukui. Per kelią perėjus yra Asdos parduotuvė, o pats miestelio centras 5 minutės kelio. Kernarvono miestelis labai žavus ir išsiskiriantis savo spalvingomis gatvėmis, o jo centras yra apsuptas kavinėmis ir vietinėmis parduotuvėmis. Tai puikiai vieta pasigrožėti gyva atmosfera ir paragauti Velso delikatesus. Kernarvon miestelis garsėja savo pilimi, tai horizonte dominuojantis viduramžių šedevras, įspūdingomis aukštomis sienomis ir užbūrančia architektūra. Ši pilis liudija miestelio turtingą istoriją.
Praėję pilį nukeliausite link pakrantės, kur jūsų akyse atsivers Menai sąsiaurio uostas. Tai atviruko verta akimirka. Miesto ir laivų grožis atsispindintis ramiame vandenyje. Kairėje pusėje matysite tiltą, pereikite jį. Pasukus į kairę galite arčiau prieiti prie vandens arba perėjus kelią pamatysite ženklą vedantį link žaidimų aikštelės. Perėjus žaidimų aikštelę kopkite į kalno viršų. Nuo čia atsivers viso miestelio panoraminiai vaizdai su Snaudono nacionalinio parku priešakyje. Mes apsilankėme saulėtekio metu ir tikrai nesigailime praleidę pusryčių. Antrą dieną po pietų iškeliavome aplankyti Bets-Waikovet kaimo, kurio istorija nusitęsė iki 15 amžiaus. Čia taip pat rasite garsųjį Pont Vaiper tiltą. Šis kaimas apsuptas gausiais miškais ir nuostabiais kraštovaizdžiais. Tai populiari vieta aktyviam gamtos poilsiui, rojus visiems žygiuotojams ir gamtos entuziastams. Mes pasirinkome lengvą pasivaikščiojimą sekant Bets-Waikovet upės krantą, kuris mus ir nuvedė prie istorinio Pont Vaiper tilto. Šis vaizdingas pasivaikščiojimas trunka maždaug apie 20-30 minučių. Tai ramus pakrantės takas, apsuptas gausių gamtos žalumų ir melodingų tekančio vandens garsu. Norėčiau greitai priminti, jog nepamirštumėte paspausti patinka ir sekti mūsų YouTube kanalą. Tai padeda visam YouTube algoritmui. Taigi, jeigu norite patirti puikų gamybės ir gamtos derinį, Bets-Waikovet kaimas yra būtinas aplankyti turistinis objektas. Po šio greito pasivaikščiojimo nusprendėme prisėsti ir pasistiprinti Royal Oak restorane, kuriame leidžiami augintiniai, puiki aptarnavimo komanda ir maistas tikrai gan neblogas. Visą trečiąją dieną paskyrėme įspūdingam Landvin paplūdimiui esančiam Anglesey saloje. Pirmiausia, pateiksime svarbias pastabas visiems tyrinėtojams. Būkite atidūs potvynių laikams. Landvin Beach žinomas dėl dramatiškų pokyčių. Prieš išvykstant patikrinkite potvynių laikus, užtikrinant saugų ir malonų pasivaikščiojimą. Stovėjimo aikštelė yra mokama priešais Newborough mišką. Tai simbolinis mokestis, kuris remia šios gamtos stebuklo priežiūrą. Šis paplūdimys draugiškas augintiniams, tačiau tik tam tikrais metų laikais ir tam tikromis valandomis. Prieš keliaudami patikrinkite internete visas galimybės, kad išvengtumėte nusivylimų. Landvin ne tik paplūdimys, bet ir visa ekosistema. Šią pakrantę savo namais laiko daug įvairių paukščių rūšių, viena iš jų kragai. Taip pat, jeigu bus galimybė, galėsite ir ruonius pamatyti. Čia rasite 2 nuotraukų vertus švyturius. Šis švyturys vadinamas velsų kalba dideliu bokštu. Kadangi jau esame šioje vietoje, leiskite man papasakoti apie šios salos Dvinvenos legendą. Dvinvena pamilo vyrą vardu Melonas, kurį pristatė savo tėvui ir paprašė jo leidimo tuoktis. Tačiau karalius Brihanas jau buvo sutaręs jos ranką atiduoti kitam piršliui. Pripildytas įniršio dėl pasakytų karaliaus žodžių, Melonas paliko Dvinveną. Dvinvena sielvartaudama nuėjo į mišką ir meldėsi, kad Dievas ją išvaduotų iš savo jausmų Melonui. Dievas, atsakydamas į jos maldas, pasirodė jos sapne ir padovanojo gėrimą, kuris užtikrins, jog ji pamirš Meloną, o jis pats pavirs ledo luitu. Dvinvena pareiškė Dievui 3 prašymus. Pirmasis, kad Dievas atšildytų Meloną, kad Dievas pažvelgtų į tikras mylimųjų viltis ir svajonės, ir trečiasis, jog ji pati niekada nesusituoktų. Taip Dvinvena likusį savo gyvenimą praleido kaip vienuolė,
pašvęsdama savo gyvenimą Dievui ir gyvendama savo likusias dienas Nandvin saloje. Mes į Šiaurės Velsą sugrįžtame kasmet, tai tampa mūsų gyvenimo istorijos dalimi. Ši vieta, kur istorijos gausa harmonizuojasi su gamtos grožiu. Mūsų metinė kelionė į šią vietą yra daugiau nei panoraminės nuotraukos paieška. Kalnų pakraščiai, senovinės pilys ir kaskadiniai kriokliai kuria vaizdingą foną mūsų nuotykiams. Taigi, tikimės patiko mūsų trumpa 3 dienų kelionė. Pažadame labai greitai pasidalinti su jumis kita nuotykių patirtimi. Sekite mus. Ačiū ir geros dienos.